Rytas, baidarininkai jau susipakavo, vakar vakare atplaukė. Ten kampio pasistatė palapinės, pernakvojo, šiandien rytą plaukė kažkur toliau. Visai fainai, ne taip kaip pas mumis upėje, čia jie po jūrą matykis su baidariam duodas tarp salų. Biškino lyja, labai jau turėtų būti kaip ir apsiniaukę, bet be lietaus. Su pižama, taip. Mama. Tai papasakok, taip gražiai pasakojai. Ką? O taip. Kokia graži sraigutė. Jos tokios plokščios. Nepakelia. Ne, nesunkus, pasižiūrėk, jisai suplotas. Labai daug gyvybės jo tokiuose vandens telkiniuose ant akmenų. Tiesiog knibžda, kai pasižiūri. Ne vakar studijavom, tyrinėjom, radom daug visokių gyvų organizmų. Nu va štai, kur gyvatės išnara. Aha. Va kokie. Kaip čia parodyti, čia kur tamsu reikia parodyti. Va. Tai nežinau, Mariau. Čia puli. Kas čia dabar galėtų būti? Dar uodegytė buvo kažkur vakar, tai jau turbūt nuplovė. Mini tokia. Tai va. Tokios tokelės. Mama, tavo sraigė. Tokia išnarėlė. Ruošiamės išplaukti iš šitos jaukios vietos. Akmenys visai šilti. Unės su pižama. Ir basom kojom. Nešalta? Karšta. Karšta netiki. Nelabai tikiu. O ten tolumoj plaukia kaimynai iš kitos jachtos, o ant irklentės yra moteris su šuniu. Puikiai sau stovi šitas samojedas, man atrodo, ten yra. Adrenalino biškį davė. Akmenis slidu šiandien. Atsišvartavom, paliekam tą gražų kampelį, o jau ir kiti žmonės dairosi. Koks gylis, Mariau? Koks gylis, Mariau? 11 metrų. Aha, supratau. 11. Ten buvo 3 metrų. 3? Nes prieš tai sakė 5, nu bet prie pat, net. 5, toliau nutarasi. Aha, iškart stačiai. Kaip ten dugnas, matos? Nu ką, šeimyna? Labas. Labas. Nieko. Būnam. Va.
Šiandien draugų pagalba gavom DHL siuntinį. Ir gavom tam siuntinį sutaisytą ice receiverį. Tai dabar ką tik jį pasijungiam, bus žymys matyl plauk per Baltiją, o iš ir tarp salų. Mes jau galim matyti laivelius visokius. Problemų nebebūtų, viską matytumėm, kad ir rūkė būtumėm. Na, tai va. Na, bent jau tuos, kurie su aisu. Nu taip. Įsidžio. Oi, neliuko dantuko. Oi. Oi. Ką vieną reikia susilankstyti? Tas juokas toks. Atneš servetėlę. Isteriškas. Streso juokas. O jie tau, nerodyk tokios vatos, negalėsiu ką. Galėsiu pult. Albi žiūrovai. Komanda. O, tai ta. Pakeičiau jau. Laukiam pro Dalaro pilį iš kitos pusės dabar. Tai papasakok, Mariau, kaip čia Žinai, kaip ir Vaksholimo pilis buvo skirta gynybai. Skirta gynybai, iš esmės nuo rusų ir tik tai tiek, kad nei Vaksholimo piliai, nei šitai tvirtoviai neteko dalyvauti. Kare. Neteko kariauti. O šiaip viduj muziejaus nėra. Tai viešbutis, konferencijų salė, kažkas tokio. tokia nedidutė atrodo, ne? Ir lankytojų tokia prie plaukėlė. Labai gražu čia visur, bet filmuojant taip nesimato. Tai žinoma, kad galima. Todėl, kad ir tilteliai yra ne veltui, matai? Lieptelį tokia. Pabaidarės dvi. Inkaruotis negalima, kabelis. Kaip baidarė. Na, tada papėti. Yra daug čia priguldyta. Ai, keturios. Dar viena. Čia ir keltas kursuoja, o matai atplaukia. Atrodo tokia siaura vieta, o prašau. Toks susisiekimas pas juos čia tarp tų visų salų. Baigiam atplaukti į Uto salą. Iš tikrųjų, kaip tarėsi, tai nežinau, bet gali būti, kad reikės čia mokintis. Ir toks siauras įplaukimas į uostą. Tai reiškia, kad keltas išplaukė. Trauktis visi iš šono. Davė signalą. Stosim prie Kapučių siurblio. Šiaip tualetų pompa iš jachtų. Keltas plaukia į Stokholmą, parašyta taip. Ir jis prasilenkinėja labai gražiai su jachta. O mums prie stotelės neišeina kol kas prisišvartuoti, nes vėjas mus nupučia. Projektas pavyko, atsišvartuojam. Tikrai atrodo gausu ten, ne, jachtų tų daug. Gali pažiūrėti čia kaip man. Čia kaip man. O, inkaravėsi? Čia visi inkaruojasi iš tikrųjų, su inkaru. Geras. Jo, pasiruošusios. Tik laukiu signalo, kad mesti. Jo, čia šiaip vietų. O rytau ten nesimato už to katerio priekį, yra vietos? Ten... Gal yra? Nes šio žmonės sėdi. O prieš tą didelį baltą kairiai?
Mes juodi. Ir iškart už tos kavinukės atplaukia keltai, švartuojasi. Lakrit ledai. Man labai skanus. Guminukų ledai. Nežinojom, ką Ulai nupirkti. Atsiūsim ją pačią. Ja. Labai daug jachtų ir katerių. Saloje yra dviračių taisykla, remontas, servisas. Taip pat ir Natario saloj buvo. Tokia maža būdelė. Ir meistriukas joje. Čia kažkokia parduotuvystė. Net eilė prie parduotuvės. Muzika šiandien. Nuo 7. Ir va, muzika gerai. Toks viliojantis visai. Savo muzikėlę. Gafelinė burė. Aha. Į pabaigą, man atrodo, ne? Suvalgėm, nežinau, ar dar viena buvo. O kokie čia augalai, tai negaliu pasakyti. Labai panašu būtų įsprigęs. Bet kaip ir nesprigęs. O jau gražuoliai, žiedai kaip orchidėjų. Ne, tokios klumpelės. Nu, pažiūrėk. Tikiuosi nenuodinga. Kaip gražiai atrodo. O jų gausybė čia. Va. Ir dar ką pamačiau, tai pilna didžiųjų sraigių. Gerai, kad ir neužlipau. Kaip čia parodyti dabar, va. Kur batą padėjau. Didžiųjų sraigių. O jetau, ir šliužų didžiųjų. Ne. Nu šitų tai jau nenoriu. Pažiūrėkit, koks gigantas. Vau. Fui, 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 bėgu iš čia. Eik, tu savo, kaip aš čia atėjau. Tiek daug. Jų visur. Ne, baisiai nemalonu. Baisiai nemalonu. Gerai, bet gėlytės tos tai labai gražios. Kaimelis. Mat, kaip jie susigalvojo, tik išeik kažkur. O laimės kiek daug. Ir kaip vanduo? Geras. Geras, tau visada geras. Čia tėtis gal pasakys tik teisybę. Kas eisit maudytis dar? Oi, ne. Ne? Šalta jaučiamas. Bet jie čia kažką atlaisvino, kad vienas tas yra. Tai viena, taip va. Ar jau išplaukėt? Išplaukiam. Ate. Iki. Dabar jau tikrai išplaukėt.
Gali dar vieną irklą prisidėti. Irklą dar vieną. Nori stažinai. Tai gal prisitvirtinam mes tiesiog. Mes gal aplankom. Ramus vakaras Uto saloj. Pasimaudėm, paplaukėm su irklente, išsimaudėm pirty. Ir dabar yra grill party. Šeimininkutė pjausto visokias žolės. Audrys ten kažkur įlindęs į šitą skylę. O kitos dvi merginos vis dar pirty už to langelio. Pirma pirtis Nu, Švedijoje. pirma pirtis. Jo, kažkaip nėra čia pas juos pirčių, o ta dar netgi į kainą įskaičiuota. Jo. Nu, tai čia visai, Gerai. čia visai fain hostelis. Rekomenduoju. Čia apsilankyti, aišku, tas toks sustojims, išsimeti inkarą ir įsispraudi kur nors čia. Ir čia skaitos jau kaip ir tavo vieta. Tai, bet yra elektra, vanduo, pirtis ir daug šurmulio, bet tokio gyvo, sveika, Ramaus šurmulio. ramaus, nu. Šiais metais nėra tų triukšmingų. Nu, tai da, į Visbį mes atplauksim. Ten oficialus triukšmynas. Nu, ten Visbį yra normalu leist muziką garsiai, malaganėtės. Nu, tai va, o mūsų hostelis šitaip atrodo, prisilikiuotas. Dugną. Dugną mačiau. Jo. Ateik parodyk. Nes mačiau ten dugną. Matai? Aha, matau ir aš jau. Skanaus. Labai čia skaniai. Salotas. Dešrytės, sūris keptas. Kur dabar tas sūris? Va. Aha, labai skanus tas sūris. Ir gražia aplinka. Planuojam jau, dėliojam kelią atgal link namų jau. Gal tu Žiūrim. galėtum stalą tai biškį pafilmuoti iš aukščiau. O kodėl? Galėčiau užkadrinis balsas pabūti, kad nekurie žmonės, tai vis tiek jie negali be staltiesėlės, tai turi individualią staltiesėlę. Ai, čia jau mano, ne? Mat kaip. Tai aš norėjau per vidurį, bet jau kaip gavos, taip gavos. Tai atsiprašom. Labai gražiai atrodo gauros tokiam surūdijusiam metaliniam vazonė. Tiesiog vienos pačios gauros, ai ne, bendriau meluoju, yra smilgelės tokios. Su pakraštėliais baltais. Bet iš tikrųjų tos lemputės mus suviliojo. Mes nutarėme eiti tą keliu, kur parašyta joga. Vaikus pametėm. Laive palikom. Va. Išėjom patyrinėti salą, nes rytoj planuojam 6 valandą ryto išplaukti. 20 valandų plaukimo iki Gotlando. Atviros bus jūros, tai man visą dieną nusimato miegojimo. Nebent vairuosiu. Gal. Nu, prašom neluotint mūsų. Gerai, aha, žiūriu, koks čia šlaitas. Taip. Tai čia išeitumėm turbūt ratu, ne? Nu, čia gal tai joga ir vyksta kur nors. Galbūt. Gal čia viešbutis koks. Suradom kasyklų muziejų, tik aišku dabar nedirba. Giliausios kasyklos saloje. Na, bet Ar čia kaip salose? saloj. Nailand rašo, bet šitą... Bet čia kažkokį home vizitą, reikia pažiūrėti, kas čia toks yra ir liti. Ką jisai kokiu tai momentu. Akmenukai parodyti. Nu, čia tamsoje nieko nesimatys, bet
Vienu žodžiu, čia yra, pasirodo, maždaug šičia. Matosi jūra toliau. Salelės. Čia kelias uolas rado, iš kurių ką išgaudavo valyti. Tai va ta Umkvizitė ir Patelit. Tai va, bet einam, čia manęs tu su jais gyvas. Šiandien uodai puola. Antrą kartą per visą kelionę. Vakar negyvenamoj saloj šiek tiek puolė, bet labai taip, kaip pasakyti, vienas kitas, taikiai. O čia labiau. Čia jie stovim prie kasyklų, dabar jos užlietos vandeniu. Tos kasyklos buvo pradėtos eksploatuoti prieš 500 metų. Ir buvo uždarytos 1879. Tai čia rado, kasdavo porą mineralų, iš kurių išgaudavo litį. Buvo šitų kasyklų gilis 215 metrų. Tai narai čia nėrė pasižiūrėti, kiek čia ko įdomaus yra. Tai rado ir medinės kopečias, kurios vis dar yra ir veda iki pačio dugno. Tai va, dabar jos užpiltos vandenį ir neeksploatuojamas. 215 metrų, tai čia įspūdingai, man atrodo, Vilniaus televizijos bokštas čia turėtų tilpti. Bet taip nejauki tokia vieta, sakyčiau. Ar jisai 300 metrų? Nu, tai gal biškai būtų iškilęs. Man atrodo, 300 metrų. Juoda skylė tokia. Taip, čia aukštai iš tikrųjų, čia tik nesimato nufilmuoti. Bet čia taip lokaliai toks nedidelis ežerėks, o jie įsivarę buvo giliai ją. Bet tai gal ir kitoj pusėje tas pats? Jo, ten irgi kasykla. Čia kuris atrado litį, ne? Kas jis toks? José Bonifacio de Andrade. Oho, kitoj pusėje. Užtverta, kad niekas neįkristų čia į tokį gilį. Klausyk, niekas neištrauktų. Tokį gilį iškart neįkrisi. Ir man įskęsti reikės. Na jo. Bet kažkas čia šniokščia. Gal čia kažkur teka koks šaltinis. Ai, va matau, gale likti bėga kažkas, ką? Ir dar toli tęsiasi, ten diena turbūt įspūdinga būtų, ką? Vaizdas pasižiūrėk. Eiktų savo, kaip įdomu. Va taip atrodo vakaro uostas. Utio. Apėjom visą, atrodo, kaimelį. Čia uoste tai ramu labai, o yra kur pasireikšti, ne? Kavinukės, bariukai tokie. Mes va iki... Čiauškė, broskė, kabuką. Jo. O ten žiūrėk, kaip gražiai atrodo tas malūnas. Mes iki jo nenuėjom. Kitam kartui paliksim. Gerai. Ten yra galiukas paeiti iki jo, aš galvoju, ką? Palipom aukštai ant tiltelio, nes perėti iš vienos uostelio pusės į kitą yra toks tiltukas. O su laiptukais ir tada eini į kitą pakraštį. Tai va. Labanaktis. Kaip tunelis. Čia trešinė buvus. Yra dar uogų. Matai, aukštai. Aha. Geras. Tai nelabai kas pas juos puola prie tų laukinių trešinių. Čia yra daugiau bevaikštančių gal. Girdžiu.